Ir kas, kad aš esu apsupta žmonių, ane, ir kad sėdžiu ar kompanijoje, ar su partneriu, ar dar ko, bet aš giliai viduje jaučiuosi vienišas. Vėl svarbu atskirti vienišumą nuo vienatvės, kur vienišumas tai yra tai, kada tu ir apsuptas kitų jautiesi pat vienas, tai yra jausmas, kada tu nepriklausai kažkokiai grupiai, kada tu nejauti ryšio su kitais. Vienatvė yra labai sveika būsena, pabūti vienam yra sveika ir tai yra normalu. Ir svarbu irgi atskirti šitas būsenas, ane, įsivardinti, nes galų gale ten ir sprendimai, išėjimai iš jų yra skirtingi. Nes vienatvė tai yra net ir pageidaujamas dalykas, kad kartais yra sveika pabūti vienam, susiprasti, ko aš noriu, kas man svarbu, ne, kaip aš jaučiuosi, o su vienišumu tvarkytis yra toks jau ilgesnis kelias, kuris iš kitos pusės ir reikalauja net ir labai daug drąsos pačiam tam vienišume išdrįsti dalintis savimi, dalintis savo jausmais, eiti į kontaktą ir nebūtinai tas pirminis kontaktas jis gali būti sėkmingas.